Sveiki, šios dienos tema – taškas ir tiesė. Išspręsime keletą uždavinių. Pirmas iš jų yra toks. Taškai A, B ir C yra vienoje tiesėje. Atstumas tarp taškų A ir B lygus 8 cm, o atstumas tarp taškų B ir C lygus 3 cm. Taškas M yra atkarpos BC vidurio taškas. Apskaičiuokite atkarpų AC, MC ir AM ilgius. Išnagrinėkite du galimus atvejus. Tai šitas mūsų uždavinys yra kaip du uždaviniai. Tai pirmas variantas šito uždavinio. Nusipieškim tiesę. Tiesės. Tada mums rašo, kad atstumas tarp taškų A ir B yra 8 cm. Mes nematuosime, bet pasakysime, kad šitas atstumas tarp A ir B yra 8 cm. O atstumas tarp taškų B ir C yra 3 cm. Tai paimkime trumpesnę kartėlę, čia ir pasakysim, kad čia yra 3 cm. Galime užsirašyti, žaliai, pavyzdžiui, kad čia yra 8 cm, o čia yra 3 cm. Taip, toliau. Taškas M yra atkarpos BC vidurio taškas. Taip, turime čia atkarpą BC. Taip, čia atkarpą BC ir reikia vidurio taško. Vidurio taškas bus kažkur čia nais. Ir tai yra M. Tai nesunku suskaičiuoti, kad atstumas tarp B ir M yra lygus pusė BC atkarpos. Tai yra 3 padalinta iš 2. Tai bus 1,5 centimetrų. Ir čia užrašykime centimetrų. Ir čia centimetrai. Taip, ir mūsų prašo apskaičiuoti atkarpų AC, MC ir AM ilgius. Taigi, AC yra lygus. Reikia prie AB atstumą pridėti BC atstumą. Tai prie 8 reikia pridėti 3. Ir gausime 11 cm. Taip, tada reikia apskaičiuoti atstumą MC. MC, mes jau suskaičiavom BM, tai MC lygu BM. Galim apskaičiuoti, jeigu taip reikia. Tai yra visa atkarpa, kurios ilgis 3 cm, galim padalinti iš 2 ir gausim 1,5 cm. Ir dar mums reikia apskaičiuoti atkarpos AM ilgius. Tai AM ilgis yra prie AB, reikia pridėti BM ilgį. Taigi prie 8 reikia pridėti 1,5 cm ir gausim 9,5 cm. Taip, dabar čia mums prašo išnagrinėkite du galimus atvejus. O koks galimas kitas atvejis? Tas galimas atvejis, tai bus antras uždavinys. Nusipieškime tiesę. Nusipieškime taškus A, tašką B. Ir šį kartą
tašką C dėkime ne už B, bet tarp A ir B. Bet taip, kad atstumas tarp C ir B būtų 3 cm. Taigi visas atstumas tarp A ir B yra 8 cm, o atstumas tarp C ir B yra 3 cm. Taigi ir dabar mūsų prašo pažymėti tašką M, kuris yra vidury C ir B. Tai iš akies aš vėl pažymėjau čia tašką M. Ir pasižiūrim vėlgi, ko mūsų prašo. Tai aš nukopijuosiu. Ko mūsų prašo. Tai paskaičiuoti, kam lygus AC atstumas, MC ir AM atstumas. Taigi, AC atstumas yra, reikia iš viso atstumo AB atimti atstumą CB. Taigi, iš 8 reikia atimti 3 ir gausim 5 cm. Taigi, atstumas tarp A ir C taškų yra 5 cm. Taip pat mūsų prašo suskaičiuoti, kam yra lygus MC atstumas. MC. Kadangi M yra vidurio taškas, tai CN atkarpa yra lygi MB atkarpai. Tai reiškia, CB atkarpa sudaro 2 vienodos atkarpas. Tai mes 3 padalinam iš 2 ir gaunam, kad MC yra 1,5 cm. Ir dar mūsų prašo apskaičiuoti atkarpos AM ilgį. AM galim irgi skaičiuoti 2 būdais. Vienas būdas tai prie AC pridėti CM atkarpą. AC yra 5 cm, CM arba MC yra 1,5 cm ir turim 6,5 cm. Tai čia vienas būdas. Kitas būdas būtų iš atkarpos AB reikia atimti MB atkarpos ilgį. Tai yra iš 8 turime atimti nuo taško M iki B yra lygiai taip pat, kiek nuo taško M iki C, tai yra 1,5 cm. Tai iš 8 atimam 1,5 cm ir gausim taip pat 6,5 cm. Tai uždavinys išspręstas. Tai tiek. Ačiū.